Pieno produktų nereikia bijoti vien todėl, kad turit hiperaktyvią skydliaukę ar greipso ligą. Tačiau daliai žmonių pieno produktai sukelia pilvo pūtimą, virškinimo diskomfortą ar kitus individualius simptomus. Jeigu pieno produktus toleruojate gerai, jo atsisakyti vien dėl diagnozės dažniausiai nereikia. Nutraukti pieno produktų vartojimą reikia tada, kai būna ligos paūmėjimas. Stabilizavusis ligai ir esant geriems kraujo tyrimams, o taip pat ir remisijoje, galite vartoti pieno produktus 1-2 kartus per savaitę. Rinkitės natūralius nesaldintus pieno produktus, kaip pavyzdžiui natūralų graikišką jogurtą. Svarbu prisiminti ir dar vieną taisyklę. Jeigu vartojate levotiroksiną, geriau palaukite jau mažiausia 30 minučių, bet geriausia valandą, kad pieno produktai nesuvažintų vaisto įsisavinimo. Komentaruose pasidalink, ar pastebėjai, kad pieno produktai būtų pakeitę tavo savijautą.